Latvijas parlaments pirmais Eiropas Savienībā nobalsoja par izstāšanos no diskutablās Stambulas konvencijas. Un arī, lai valsts prezidents Rinkēvičs to ir apturējis, šis jautājums ir pamanīts arī citās Eiropas valstīs. Kā zināms, Lietuva nav ratificējusi Stambulas konvenciju, un Lietuvas televīzija intervē Lietuvas tieslietu ministri. Šią konvenciją, tačiau jau daug metų neratifikavusi. Tai vėlgi vertybinis klausimas, todėl kad šitoje konvencijoje atsirado įrašas, kuris neša irgi ideologinį tokį užtaisą. Tai kalbame apie nestereotipinių lyčių, vengti stereotipų ir nestereotipinės lytis ir socialinės lyties sampratą. Patikslinkite, čia jūsų interpretacija, nes mokslininkai ir kitaip skaito šias eilutes. Skaito daugelis valstybių kitaip ir dėl to Latvijai tikriausiai dėl to ir išeinama iš Stambulo konvencijos ir tikrai. Tātad Lietuvas tieslietu ministre izsaka dziļas šaubas par Stambulas konvenciju, par nestereotipiskiem dzimumiem, par sociālo dzimumu un tieši norāda uz to, ka Latvija šī sociālā dzimuma dēļ arī stājas laukā no Stambulas konvencijas. Sociālajos tīklos ar ironiju to komentē Nils Konstantinovs. Viņš raksta, tiešām šokējoši Lietuvas tieslietu ministri izrādās analfabēti, kuru neprot lasīt, un arī Kremļa aģenti. Protams, tas ir sarkasms.